toli, bet kuo laikas spaudė, tuo jis labiau pradėjo nervintis, kokio velnio jis čia pasirašė tą paskaitą, nes jam niekaip nesidėliojo joks formatas paskaitos dėl tų sienų išgriovimo. Ir tik važiuojant traukiniu į tą universitetą, jiems staiga gimė mintis, kad jis ne apie tą sieną, tai visai čia pasakojo. Jis sako, aš supratau, kad kol čia negriūna sienos, tu ten gali ką nori išgriauti, bet niekas nepasikeičia. Tai reiškia, sienos galvoja, sienos tarp dalykų, sienos tarp mokytojų, sienos tarp kažko, jos pirmiausia glūdi viduj čia, ir jos nugriūna, tada jau, sakykim, fizinė aplinkoje viskas labai gerai pasisprendžia. Ir viskas labai gerai susikombinuoja. Tai iš tiesų, sakykim, va tas, mano galvo, tai yra visiškai pas mus jau, nu, aš ir kaip tėvas galiu kalbėti, nu, tas kapojimas, tuos išgrynintus dalykus, nu, yra tragedija, visiškai. Nu, tai nieko nebevintas dalykas. Nieko nebevintas. Ir tas mokyklos organizavimas, tas vienas mokytas, vienai klasiai, per vieną pamoką, vienu būdu, vienu testu, patikrintas tas vienas, nu tai yra jau numiręs daiktas. Ir va tada, sakykim, gal ir tenka, sakykim, toj kvalifikacijoje paieškoti, kaip toj formulėje vienas, ar ne, pabandyti kažkurį dėmenį pakeisti. Nu, va, pavyzdžiui, 2 mokytojai. Arba 2 pamokos iš eilės. Bet formulė kuo yra tokia įkyri, kad jeigu tai yra tik tais pro forma, nu, inovacija, mes dabar turim sudvigumintas pamokas. Tik tiek jinai nieko neduoda. Nu, vaikai turėjo vieną paskaitą, dabar turės 2 iš eilės paskaitas. Pagal tą stilių, kuris, sakykim, vyrauja pamokose. Bet ta formulė yra tai, kad jeigu iš tiesų tu turi prasmę, tai dažniausiai, jeigu tu pakeisi vienoje vietoje, iš karto pradės keistis kiti. Kodėl tos 2 sudvigubintos? Gal man reikės 4 metodų. Arba kažkoks ilgalaikiškesnis dalykas. Gal jau vertinimo metodai atsiras dar daugiau. O gal man reikės dar ir kolegos paramos kažkurioje dalyje, jau 2 mokytojai atsiranda. Tai yra, va, tokiu būdu prasideda tas besimokančių bendruomenės atsiradimo kažkokia pradžia. Bet struktūra irgi jinai padeda šitos dalykus sureguliuoti. Bet, kaip aš sakau, niekada negalima daryti tokių paviršutinių dalykų, jeigu neturi atsakymo kodėl. Jeigu nėra atsakymo kodėl, visada bus imitacija, visada bus netikri dalykai. Atvirai sakant, dar reaguojant į paprašymą atestacijos, nuoširdžiai pasakau, netikiu jokiom atestacijom. Nei vadovų, nei mokytojų netikiu. Nes mes esam vieni kitiems labai geri ir mes sužaidžiam tą žaidimą. Be jokių, taip sakant, profesinių ambicijų ar to profesionalaus vertinimo ir tiesos pasakymo ir užkardimo dalykų ir taip toliau. Paprasčiausia, sužaidžiam dar vieną procesą, kuris imlus laikui ir taip toliau. Man atrodo, kad tenka ieškoti kitų prieigų, negu tas presas, kuris kažko duoda ar neduoda ir kažką suteikia ar nesuteikia. Tai čia nepriimkit rimtai, čia mano visiškai tokia asmeninė įžvalga.